pirmas pirkinys Zaroj, tai Studio kolekcijos, toks pilkas paltas, labai įdomios detalės, yra ta apykaklė, galima ją nusimti, galima nešioti taip, galima aišku ir pilnai susegti. Nėra per daug oversizinis, nors mano dydis yra ir M-as, L-as. Dėl šitų kailinukų nežinau, ar jie man iki galo patinka, šiaip kaip ir neblogai atrodo, bet labai matosi tas dirbtinis kailis. Toks modelis kailinukų yra, bet man nepatinka būtent tie užsegimai, kad jie matosi, nes aš nevaikštau visą laiką užsisegusi ir tas ilgis toks truputėlį čia, kai yra dvigubas ir užsegimas ir dar kailis labai storina būtent pilvo vietą. Dabar šopingas Sephora, Antarė man užrodė šitą prekės ženklą, Glossier vadinasi kažkas tokio, sakė labai geri pas juos yra lūpų blizgiai, pasiėmėm pasibandyti. Antarė savo tokius pasiėmė ir dar išėjo nauji kvepalai. Irgi išbandėm. Galima ir išbandyti Dysoną. Pagaliau, Antarė įpratėsinom šiek tiek plaukus. Buvo tokie jau pasivėlę, bet efektas iš karto matosi. Čia Dysonas kainuoja išvertus 500 eurų. Tai būtent elektronika yra pigiau. Ir plus, aišku, dar tax free. Bordo spalva panašu, kad ne tik tais pas mus, bet ir visur. Mango aksesuarai, kaip visada, labai aukštam lygyje, tiek ir batai, tiek ir rankinės. Asema Duty Limited Edition kolekcija, ką pas mus nerasi, nepamatysi, tai čia tikrai visas pasirinkimas. Zara tokio dydžio ir visiškai kitos koncepcijos. Labai įdomi rankinė. Kaip lūpos, atsigaro. Šiaip Zaros čia tikrai faini labai aksesuarai, labai originalūs. Ir šiaip atrodo labai kokybiškai, tikrai tiek ir batai, tiek ir rankinės. Tikrai nerealus, manau, kad tikrai įmam tokio niekur nemačiau. Ir kaip įdomu, jie siūlo stilizuoti prie tiesiog pilkų treninginių kelnių. Kelnes mes turim, o švarkas tikrai fainas. Šitas leopardinis švarkas tobulas, tiek jo kirpimas, tiek kokybė ir raštas. Nėra per daug geltonas. Puikiai tiks, važiuokit, prie mano šito rankinuko toks ekstra bus įvaizdis, taipogi prie juodos, prie bordos spalvos arba prie džinsų. Zervet kokia nereali kolekcija, kokios spalvos, šitas paltas tobulas, einam matuotis. Liko paskutinis L dydis, kaip tik mano, ta prasme spalva, modelis, kokybė, nerealiai gražiai atrodo. Kokia gera yra ant Azostorijos parduotuvė. Suknelės, jų visos, odiniai gaminiai, rankinės, aksesuarai. Visą laiką rasdavo aš tobulas suknelės, kai dar nešiodavau. Žiūrėkit, šitą tokia faina, įdomus sudūrimas. Ir taip atrodo ant manekeno jie. Ir aišku, visi megztukai, švarkai, kostiumai, kelnės irgi labai geras. Šitas tvirtos odos rankinukas. Tobulas. Ką galima rasti geros bazės, klasikinių tokių siluetų, modernių, skandinaviškų. Važiuokit, šitą rankinę shopping bagas, koks irgi geras. O va tas triukė labai panašiai kaip aknės, kapšonas atsisega, kokybė tikrai nereali. Būtent tą parduotuvę, kurioje galėčiau rengtis nuo galvos iki kojų. Tiek aksesuarai, tiek, žiūrėkit, batai, kokie nerealūs. Visą laiką galima rasti išskirtinių dalykų tokių. Ir man kaip odinių švarkų ir striukių mylėtojų, pažiūrėkit, kokį oversizinį švarką radau. Kadangi savo Sandro pardaviau, tai manau gal ir verta šitą pasimti vietoj. Ir kas yra faina, man patinka oversizinis siluetas, galima po apačią pavilkti ir šiltą, storą golfą ir mūsų Beyond šalikas, kaip čia puikiai tiks. Aš tokio pasirinkimo ant Azostorijos jau seniai nemačiau, pažiūrėkit, visi odiniai gaminiai, šitie biker džeketai, suknelės, žodžiu, einu online žiūrėti su šitus drabužius, nes noriu visko čia. Su šitais batais eisiu, bet aš tikrai juos pirksiu. Neseniai prieš savaitę kokią Vilniuje pamačiau pas merginą, jinai su tokiam šiltom kojinėm buvo. Su šitais bateliais man labai patiko. Ir aišku, komplektą keliausiu iš šitą rankinę. Bet nešiuosim atskirai. Ir aišku, galima rasti Margot Beck įvairiausias interpretacijas, tiek mažas dydis, tiek didelis dydis, bet kokybė čia tai tikrai neatrodo gera.
Sveiki, tai ką, jau grįžom po kelionės, savaitė praėjo darbingai, iškart po atostogų, vaikai prasirgo su aukštom temperatūrom, su lašalinėm ir pagaliau 31 diena šiandien vakaras, kadangi pas mus jau tikrai temsta labai anksti. Panašu, kad mūsų vlogai bus tokie jau tamsus, tai ieškojau ilgai apšvietimo kampo, kuris būtų jums gražus, kad parodyt visus drabužius, kuriuos aš nusipirkau, pasidalinti su jumis, nes šį kartą tikrai ne viskas buvo max pasiteisinę visi pirkiniai, nes Dubajuje shoppingas labai brangus, be galo brangus drabužiai, nors aš apsipirkinėjau tik Zara, H&M ir Mango, ir tikrai permokėjau tikrai labai daug, nes Lietuvoje šitie drabužiai irgi yra. Tai va, tai viską papasakosiu ir parodysiu. Pradėkim nuo šitų kailinukų, kuriuos aš pamačiau Zaroje, Dubajuje. Man labai patiko jie, bet žiūrėjau, ar yra Lietuvoje. Tai pasirodo, kad Lietuvoje yra, tai aš Dubajuje permokėjau 3 kartus už juos. Tikrai neblogas kailis, man patinka, kad jis yra ilgesnis. Kaina, man atrodo, Lietuvoje yra kažkur apie 80 gal eurų. Aš pasiėmiau L dydį, labai tikrai lengva derinti juos, labiau patinka jie tokie oversiziniai. Labai norėjau tokios baltos šventinės spalvos kailinukų. Kitas pirkinys, kuris irgi yra Zaroje Lietuvoje, bet aš pirkau Dubajuje ir vėl permokėjau šitą švarką. Pažiūrėkit, kokia gera jo kokybė. Toks jisai kaip kailinis, bet tas kailiukas yra labai plonytis ir labai graži spalva. Tokia pilkai melsva spalva, kuri gražiai bus prie veido. Ir iš karto prie jo pasiėmiau Salanidos tokį pilką šaliką, kad galima būtų ilgiau nešioti šitą tokį puspaltuką švarkelį kaip viršutinį drabužį dar, o paskui žiemą bus galima nešioti ir po paltų arba storą pūkinę striukę. Tikrai jisai labai įspūdingai atrodo tas spalva ir tas kailis. Gražiai labai blizga. Tiesiog prie džinsiukų lengva derinti. Kažkaip man šį rudenį tikrai tokios pilkos spalvos noras. Ne ruda spalva, o pilka. Nes nusipirkau dar ir pilką paltą. Šito palto nemačiau Lietuvos Zaroje. Čia yra studio kolekcijos. Pažiūrėkit, kaip man patiko būtent tas jos priekis. Tai šitą apykaklę galima ir nusekti. Tai bus taip. Vėlgi kažkoks golfas, šalikas, skara čia labai gražiai atrodys, labai gražiai pilka spalva ir jo konstrukcija labai įdomi. Jisai toks kaip ir oversizinis šiek tiek, bet tokio baliono principu ta nugara. Dar kas man patinka, kišenės. Yra čia kišenės ir yra iš viršaus kišenės. Ir man prie Zaros šitos verstos odos rankinės puikiai tinka. Toliau, ką labai ilgai ieškojau ir vėlgi radau H&M Dubajuje, tai tokias ilgas odinės pirštinės. Man patinka būtent tai, kad galima nešioti taip. Idealiai tiks prie odinių bomberių, odinių vairiausių paltų, bet ir aišku dar ir tiks ir prie baltų kailinukų. Labai jūs šiltos, pašiltintos. Vakariniam variante, kas yra gražu, kai yra suknelė, įkeliusiu nuotrauką, be rankovę ir ilgus čia pirštinės. Tikrai gražus efektas tokiam ir vakarų. Ir plus, aišku, ant viršaus, parodysiu, galima užsidėti ir apyrankės. Gerai, kad aš iš spintos viską transliuoju. Pažiūrėkit, kaip gražu būtų užsidėti tas Zaros apyrankės ir suknelė be rankovių. Tikrai puikus derinys. Važiuojam toliau. Toliau yra rankinės. Šita rankinė absoliučiai, žinokit, tobula. Ir čia yra H&M rankinė, netikros odos, bet tos detalės jai suteikia tokio išskirtinumo ir jinai labai lengvutė, labai talpi. Tikrai permokėjau 3 kartus, tai viską, ką nusipirkau Dubajuje praktiškai, Zara, H&M ir Mango buvo 3 kartus brangiau nei pas mus. Tai čia mano klaida, kad aš nepasižiūrėjau Lietuvos online puslapius. Tik tais paskutinį kartą, kai buvau jau tam Dubai mole, mačiau tokį juodą odinį, tokią striukę nerealiai didelę, labai graži, kurią labai norėjau. Buvo mano didis, bet aš kažkaip mes paskui važiavom į safari, į dykumą ir aš pagalvojau, kad man ta didelė striukė tampyti dabar nelabai apsimoka. Ir aš galvojau, pasižiūrėsiu online, ar yra. Ir aišku, jinai yra. Dubajuje jinai kainavo 700 eurų, o pas mus online 450 eurų su 10% nuolaida. Tu gauni pirmam apsipirkimui 10%. Tai vienintelį gerą sprendimą padariau, o visus kitus, aišku, nepasižiūrėjau, nepagalvojau, kad yra taip brangu tenais. Tai šita talpi, universali rankinė, kurią labai lengva derinti, kuri labai
elegantiška, labai graži, labai gražiai žiūrisi kaip akcentas, tikrai labai kokybiška, yra iš H&M. Dar vieną rankinuką, nebūčiau aš nusipirkau iš Mango ir mane, kaip sakiau, pilka spalva šį kartą šį sezoną labai įkvėpė ir aš pagalvojau, kad šitas lakuotas rankinukas puikiai tiks prie pilko palto, tarkim, einat į teatrą, į kažkur tai vakare tokį kaip vakarinį aksesuarą, aš tikrai tokio neturiu. Prie visų pilkų spalvų nebijoti tokių monochrominių pilkų derinių, netgi jeigu atspalviai skiriasi. Netgi ir čia, tarkim, pilkas rankinukas ir va, žiūrėkit, verstos odos ir lakuotos odos kartu labai gražiai žiūrisi. Tai nebijoti va tokių va derinių. Ir dar vienas rankinukas, bet jisai ne iš Dubajaus, tai Michael Kors šitas kailinis rankinukas, kuris man irgi be galo patinka, kadangi aš mėgstu tokios didelės rankinės, tai va pasiėmiau iš Michael Kors. Toliau bus tokie basic long sleeve, kuriuos aš nusipirkau net 3. Man asmeniškai, kai yra šaltasis periodas, nepatinka po švarkais nešioti maikutės trumpom rankovėm. Nes vis tiek šita dalis, pamušalas švarko dažniausiai būna viskosinis, toks pakankamai šaltas ir man čia būna per šalta. Labai mėgstu tokias kaip ir maikutės, vadinami long sleeve, bet ilgom rankovėm. Man šilčiau, man komfortiškiau, plus po švarku tikrai jos labai organiškai žiūrisi, nėra kažkokių tai dar papildomų detalių, arba kaip tarkim marškiniai apykaklių ar kitų spalvų. Tai pažiūrėkit, va šitą aš nusipirkau tiesiog H&M. Labai mėgstu H&M tokias basic long sleeves, maikutės, graži ruda spalva ir visi, tarkim, švarkai šokoladinis, tamsiai rudas, šviesiai rudas, languotas rudas, kas ir turi šilto atspalvio, tikrai labai gražiai žiūrisi. Galima taip pat baltą nusipirkti, galima juodą. Kokį jūs mėgstate, tai tokias popačią vilkėti yra tikrai labai jauku ir smagu šaltuoju periodu. Kitas longslyvas tai yra Maso, jisai jau toks yra storesnis, bet irgi tamsiai pilkas, aš galiu nenešioti po pilkų paltų, po pilkų švarkų, kuris irgi labai kokybiškas yra, tik man atrodo čia labai didelis dydis, nes aš labai norėjau oversizinę. Irgi lietuviški prekės ženklai, aš labai mėgstu, reikia palaikyti lietuvius. Toliau yra baltas, gerai prie veido, kai norisi gaivumo, šviežumo tokio, nes kartais tos tamsios spalvos, ypatingai žiemos metu, atrodo, priduoda to tokio sunkumo galbūt ir įvaizdžių. Tai norisi tokių lengvesnių spalvų. Dar keli Dubajaus pirkiniai. Šitas leopardinis patrumpintas švarkas. Ir jisai yra absoliučiai tobulas. Vien dėl to, kad tas audinys toks kaip ir veliūras, bet ne veliūras. Tada man patinka būtent ilgis, nes aš mėgstu aukšto liemens sijonus, kelnes, džinsus ir man patinka jisai patrumpintas yra šiek tiek. Kai norisi, tarkim, žiemos metu, rudens metu tokios elegancijos ir prabangos, bet tokio ne nuobodaus įvaizdžio, tai manau, kad šitas švarkas tikrai puikiai įsikomponuos. Ir vėlgi, merginos, aš nusipirkau jį. Nepatikėsite, kiek aš sumokėjau. Virš 100 eurų šitą švarką. Lietuvoje jisai tikrai kainuos daug pigiau. Aš manau, kad tikriausiai 50 arba 60 eurų Zaroje bus, o aš sumokėjau virš 100 eurų. Tai tikrai pasižiūrėkite, jeigu jums šventėm reikia tokio leopardo, o čia yra klasika. Leopardas niekada neišeis iš mados. Toliau, gerai, čia permokėjau, bet vertėjau, nes čia yra H&M studijos kolekcijos megztinis. Tikrai pas mus sunku gauti, sunku rasti. Man patiko jo kokybė, plus man patiko, kad jis toks labai struktūriškas, architektūriškas ir įdomios sagutės užsegimai, kurie eina ir galima jų kardiganą nešioti, kaip švarkelį, tada V formos iškirpti, čia nuleisti pečiai, galima ir petį apnuoginti. Toks tikrai labai geras, kokybiškas kardiganas, megztukas iš H&M studijos kolekcijos. Studijos kolekcija visą laiką būna labai kokybiškai ir skirtiniai ir aš matyčiau, kad aš įstilizuosiu prie judų kelnių, aukšto liemens. Taipogi galima marškinius užsidėti po apačią, galima sijoną, aukšto liemens, odinius dalykus prie balto, šviesaus, gaivaus kardigano. Toliau kitas pirkinys, kuris jau buvo nebe Dubajoje, bet čia Lietuvoje, tai mūsų Salonidos, mūsų lietuvių tas baltas megztukas. Lengvutis, jaukus ir būtent šiltas, aišku, ir būtent žiemą aš noriu tų tokių šviesesnių spalvų daugiau turėti savo spintoje, o kaip aš stilizuosiu jį, tai būtent prie odinių kelnių iš Mango, kuriuos irgi nusipirkau prieš jau gerą mėnesį, tai yra šios kolekcijos, bet dar nebuvau užsidėjusi jų. Ir man labai patinka toks derinys, kai yra balta jo spalva, juoda spalva ir būtent dviejų skirtingų tekstūrų. Čia yra dirbtinė oda, tokia liktais grubi, liktais sunki tokia ir ją derinti būtent su to lengvumu, švelnumu, gaivumu, kad
kad būtų kontrastas derinį. Kas mums svarbu, visą laiką rengtis pagal laiką, pagal orą ir pagal vietą. Aš turiu dar tokį ir sijoną, manau, kad gražiai labai žiūrėsis. Lygiai taip pat baltas long sleeves. H&M studija tas baltas megztukas puikiai tiks prie šitų kelnių. 3 derinius turiu iš karto. Taipogi, jeigu aš norėsiu vakare kažkur keliauti renginį, aš galiu užsidėti ir leopardinį švarką, galiu ir pilką long sleeve prie šitų mango kelnių užsidėti. Tai va tokie deriniai man labai patinka. Toliau dar vienos kelnės, vėlgi pilkos spalvos. Aš nusipirkau iš Massimo Dutti. Taip, Massimo Dutti man laika tokių gerų, kokybiškų, bazinių kelnių, megztinių, tos tylos prabangos, prekės ženklas. Tai vat, man atrodo, irgi tos pilkos kelnės, pilkas long sleeves, baltas megztukas, čia džinsiniai marškiniai ir va, gali būti tiek ir kailinukai, pilkas paltas, pilkas švarkas, viskas toks monochrominis, geras, pilkas derinys gaunasi. Toliau yra sijonai. Tai šitą sijoną nusipirkau tokį šokoladinį tamsiai rūdą, tai būtent mango Dubajuje. Tai jo kaina buvo ten apie 80 eurų. Pagalvoju, kadangi aš pas mus tokio nemačiau, gal jeigu ir permoku, tai gal ir nedaug. Tai toks žaismingas, mėgstu tuos kutus, ypatingai dabar artėjant visiems vakarėliams. Tai vat netgi tiesiog, pažiūrėkit, prie žydrų marškinių. Labai gražiai šokoladinė spalva atrodo, tai gali būti ir toks derinukas. Žodžiu, jį tikrai labai lengva derinti. Gali būti ir švarkas prailgintas, gali būti ir tas pats baltas megztukas ant viršaus. Irgi, kaip aš ir minėjau, kad deriniai tikrai labai stilingai atrodo. Toliau dar vienas sijonas, vėlgi jau čia Lietuvoje nusipirkau, kadangi jau turiu tokį iš Mas 924, turiu tokį šviesų. Tai dar nusipirkau tokį labai gerą, gražų šokoladinės spalvos. Tai jį irgi nešiosiu prie ilgaulių, prie šilto kašmyrinio megztinio vilnonio. Man tikrai labai tokie gražūs deriniai ir ypatingai netgi namuose šventėm pasipuošti. Puikiai tinka visi tie tokie atlasiniai šilkiniai drabužiai, miksuojant juos su tokiais vilnoniais, kašmyriniais megztiniais ir kardiganais. Toliau, ką noriu jums parodyti, tai mūsų Beyondo kelnes. Kaip ir treninginės, bet šiek tiek platėjančios, kas suteikia tokio elegantiškumo. Tai tarkim, netgi norint namuose šventėm atrodyt gražiai, bet ir patogiai, tai jos kaip ir klasikinės, bet to pačiu nėra sportinės. Tai jūs atrodysit ir stilingai, ir komfortiškai patogiai, ir neatrodysit kaip su treningais. Tai šitas juodas kelnes tikrai puikiai galima derinti tiek ir tiesiog prie balto megztuko, netgi balti marškiniai ant viršaus. Taigi kažkas užėjus svečius, užsidėdėjot vyro marškinius oversizinius, baltą maikutę po apačią ir šitas juodas kelnes. Visą laiką atrodysit gerai ir patogiai. Čia netgi yra raištukas. Galima tą liemenį pareguliuoti. Tuomet yra kišenės, kilpinis audinys, labai geras, kokybiškas. Tai šitos kelnes, po namus ir ne tik, tikrai yra must visiškas. Ir dar vienas mano pirkinys, kuris įvyko čia Lietuvoje, kadangi mados linijoje atsirado mano vienas mėgstamiausių prekės ženklų Sporty and Rich. Amerikietiškas, būtent aš nusipirkau dar tokį megztuką, bet aš jį nešiosiu jį ne po namus, o tiesiog prie džinsukų kiekvieną dieną užsimesti. Tikrai labai geros kokybės, turiu ne vieną jų treningą, brangus, bet tikrai vertas, nes labai kokybiškas. Ir dar vieni bateliai. Tų batelių istorija yra tokia. Prieš porą savaičių vienoj kaviniai pas merginą pamačiau šitus batelius. Nu taip stilingai neatrodė. Buvo, man atrodo, tokios vilnonės kojinės šiltos, tada šitos mulės, tada džinsai ir megztukas šiltas. O dieve, aš sėdžiu ir negaliu patikėti, kokie faini batai. Ta prasme, toks meno kūrinys, sėdi taip gražiai. Ir aš galvoju, reikia prieiti paklausti, aišku, pagirti, pasakyti komplimentą, kas yra labai svarbu, ir paklausti, iš kur tie batai. Bet jinai, kai aš jau baigiau valgyti, norėjau išeiti, jinai kalbėjo telefonu ir dėja, man kažkaip buvo nemandagu pertraukinėti, tai aš nepriejau. Bet tada, užėjus Dubajuje į H&M, aš negaliu akim patikėti, kad tai būtent tie batai, kurie buvo pas tą žiauriai stilingą, tokią gražią moterį, buvo parašyta, kad yra tik 3 dydžiai. 37, 38, 39. Tai aišku, aš nebūčiau, aš silpau net ir 39, įkišau tą koją ir taip galvojau, bus gerai. Dėl to, kad šiaip mano dydis yra 39,5. Bet kadangi čia nėra to galiuko, tai sakau, vis tiek noriu šitų batelių. Aišku, dabar aš jau jos tikriausiai nebeužsidėsiu, bet pavasarį su kojinytėm šiltom tikrai bus labai gražu. Dar keli pirkiniai iš Dubajaus. Tai mano didžiausias pirkinys ir ieškomiausias, tai buvo būtent šita kamera.
mes iškojom Europoje porą mėnesių jau. Mums visi sakė, kad gauti neįmanoma. Ir kas yra įdomiausia, kad būtent Dubajuje elektronika kainuoja pigiau. Tarkim, kaip pavyzdys, Dysoną aš žiūrėjau, tai Dysonas gaunasi 500 eurų, tai pigiau nei pas mus. Tai šitą kamerą aš ieškojau visur ir buvo su šitą kamerą tokia istorija, kad mums net ją atvežė tiesiai į viešbutį, kurjeris per 2 valandas nuo užsakymo. Tai tiesiog tikrai servisas aukštam lygyje. Aš nusipirkau šitą kamerą, su kuria nuotraukos atrodo, tikrai labai spūdingai. Tai visiškai nauja Canon kamera ir kainavo, jinai gavosi 1500 eurų. Man atrodo išvertus, man atrodo, kad netgi pigiau negu pas mus kažkur ieškoti Europoje. Ir tai dar neįmanoma gauti. Ir dar vienas mano pirkinys, kuris ilgai laukia, kadangi norėjau jums parodyti, papasakoti, kas tai yra. Tai kaip jūs matote, čia yra Rode. Kosmetinė Rode ir ten yra keletą dalykų būtent iš Rode. Tai esminis dalykas, kad neseniai aš mačiau, kad buvo Londone pop-upas kelių dienų, bet ten buvo tokios eilės, kad sakė, žmonės po 5 valandas laukia būtent telefono dėkliukų, prausiklių, kremukų ir lūpdažių. Tai nežinau, ar aš stovėčiau tiek, nes aš visiškai nemėgstu eilių, bet čia dar yra mano lauktuvės vyro iš Amerikos. Aš prisakiau ten visą dėžę, visko. Tai dar vienas telefono dėkliukas ir šitos spalvos laukiau, kad būtent nešioti rudenį. Pažiūrėkit, kokia graži spalva. Nes aš mėgstu visas tas rožinės spalvas ir prie šito dėkliuko irgi tokį pat lūpdažį. Man šiaip patinka tas sunkumas, tai tokį pat ir lūpų blizgį. Man pasiteisinęs jau kelis kartus, kad turiu čia lūpų blizgį, kai džiūsta lūpos ir nėra rankiniai. Tai būtent toks derinukas naujas keliauja į mano telefoną. Aš iš tikrųjų net nekeičiu telefoną vien dėl šitų dėkliukų. Ir dar blushas. Pabandyti blushą. Įpakavimai, tai žinokit, maks visi. Tokie lengvučiai. Aišku, daug plastiko čia yra, bet toks stilingas, toks lengvas visų jos produktų, labai stilingi įpakavimai. Aišku, to blušo čia yra labai nedaug, kaip jūs matot, bet gal ir užteks, tik tais čik truputėlį. Ir aišku, pažiūrėkit, kokio stilingumo, fainumo yra kosmetinė. Ir vėlgi pilkos spalvos. Taip, man atrodo, kad čia yra viskas kol kas. Lauksiu jūsų komentarų, žinučių, kokį vlogą norėtumėt matyti kitą kartą. Šiaip noriu pasitarti. Turiu idėją nufilmuoti savo rankinių kolekciją ir papasakot, kuriuos pasiteisino, kuriuos nepasiteisino, pliusus, minusus visus. Tai jeigu jums būtų įdomu pamatyti visą mano rankinių kolekciją, gal netgi drabužių kažkokių, galbūt netgi švarkų mano kolekciją, ką aš tikrai irgi turiu daug. Arba rankinių, arba švarkų, kas jums būtų įdomiau. Tai lauksiu komentaruose, arba galbūt netgi pasiūlykit savo kitą temą kitam vlogui. Ir ačiū jums labai, kad žiūrėjote, ačiū už palaikymą, ačiū už tuos laikus, žinutės, labai gražius ir komentarus. Man tai tikrai be galo svarbu. Ir pasimatysim netrukus.